kokia muzika, toks ir rytas, labas rytas. Kaip gerai, šiltas šiandien automobilis. Ką darysiu aš? Aš greičiau važiuosiu, kol jie dar visi čia stovi. Aš taip galvoju. Tik reikia man. Visi čia stovi, nes už manęs mūsinas ir kaimynė, tai galvoju, pirmą rausiu, kad man nesivilktų žiū. Labai nemėgstu vilktis žiū, vienas mano kaimynas taip lėtai išvažinė iš kiemo. Nu kas aišku yra gerai, nes tai yra labai saugu ir panašiai, bet aš labai nemėgstu vilktis paskui. Nu, vat labai. Čia mano turbūt iš to mano būdo, kad aš sprendimus gyvenime mėgstu pati priimti, ar ne, ir mėgstu viską savarankiškai daryti. O kai kas nors man, žinot, važiuoja priekį ir reguliuoja eismą, vat nemėgstu. Čia man ir dėl to aš labai vat norėjau išeiti į savo verslą. Nenorėjau dirbti samdomo darbo, nu negaliu pakęsti, kai man aiškina ir darai koks nors bukesnis žmogus už mane, mano nuomonė, gilių įsitikinimų. Arba ten kokia, žinot, atėjusi šefo meilužė, aiškina, ką daryti, kai jinai ten yra tik tuo pagrindu, kad darbuojasi ne visai darbo reikalais. Tai va, grįžtant prie realių, normalių dalykų gyvenimiškų, tai šiandien labai džiaugiuosi, kad mūsinas anksčiau atsikėlė, paėmė mano mašiną, užpylė man kurą. Aš neprisimenu, kada aš esu pilusi pati kurą, bet vyras pasirūpino tuo, kad per žmoną būtų užpilta kuro. Žmona šiltai važiuoja, va toks turi būti vyras. Vakar iki kokios 1:30 nakties mes tikrai nemiegojom. Kažkaip ir negalėjom užmigti, pradėjom kalbėti apie mūsų planus, apie mūsų svajones, tai, ką mes norim pasiekti, kaip čia kokius, kaip vystyti verslą, vieną, kitą, nu, tiesiog milijonas idėjų, milijonas minčių, mūsinas tai apskritai juda kosminiu greičiu, aš neįsivaizduoju, kaip jis toks, nu, vat, jam kažkokią idėją duodu, pasakau, jisai jau rytoj viskas, jau padaryta. Nu, aš tiesiog žaviuosi savo vyru, kiek jis yra darbštus, gabus apskritai, jis mane taip nustebinęs yra jau tokie metai laiko. Aš tiesiog esu tokiam šokė lengvam nuo mano vyro apskritai gabumų. Tai sakau, labai fainai taip pašnekėjom, bet su miegu tai biški trūkumėlis tikriausiai, bet galvoju, hei, tai nėra pasiteisinimas neiti sportuoti, tai nėra pasiteisinimas. Tai va, lėksiu, pasportuosiu bent kokią valandėlę, kad dar nepilną išspausiu, tai, bet vis tiek tai yra judesys mūsų kūnui ir sveikata mūsų kūnui. Aš labai noriu būti sveika, tai dėl to labai save verčiu judėti. Vis tiek yra stovimas darbas, tai reikia judinti ir kitus raumenynus. Bet aišku, stovimas, nežinau, man atrodo, kad biškai geriau negu sėdimas, nors kas ten žino, kas ten geriau ar stovėti ar sėdėti. Kiek matau, mano kolegės vyresnio amžiaus, tai jau sėdėdamos per pertraukėlę nuo klientų užsikelia kojas ant kėdučių. Tai reiškia, kad turbūt nuo stovėjimo irgi yra tam tikrų aspektėlių. Tai va, tai tuom ir prasideda mano diena. Nežinau, kelintas čia šiandien jau vlogmas, bene 6, nežinau. Kažkaip judam po biškį, dar nėra blogai, tikrai dar kažkaip pakenčiu aš visą tą filmavimą, tikrai negaliu skustis, kad ten, o Jėzau, kaip sunku buvo va šitos va 6 ir spausti, tikrai ne. Bet gal norėtųsi įdomesniems kontentom. Žadame nuvažiuoti prie eglutės, bet dar šiek tiek palaukiam. Kodėl? Nes girdėjau, kad labai daug žmonių yra, ypač šeštadienį buvo labai daug po įžiebimo žmonių, tai mes palauksime kažkokios darbo dienos, vakaro ir nuvažiuosim su šeimyna, kad ir prisiparkuot prie pat galima būtų ir visa kita, tiesiog, kad būtų patogiai. Tai va, tą žadam daryti, kaip žinote, kas nežinot, oi, kokia graži mažina spalva nuvažiavo, kai žinot, kas nežinot, eglutę mes savoje jau esam pasipuošę. Į tolimesnį gal vaizdą įdėsiu, kaip mes ją ir kada puošiam, labai iš anksto puošiam šiemet. Aš galvoju, hei, kodėlgi reikia laukti kalėdų būtinai ten kažkiek, negu kad prasilgint savo ir laukti ilgiau.
Ir, faina iš tikrųjų, kai ta eglutė įžiebta stovi namuose, tokį vaibą kalėdinį, tą nuotaiką pakuria tikrai daug lengviau pasikurti šventėms, kai tu tą pradedi daryti iš anksto. Tikrai daug fainiau. Tai va, žiūrim, kaip mes puošiam eglę, tik tokį vaizdą teturiu, nes netaplanavau tuo metu kurti vlogmas ir dėl to vaizdas toks instagraminis. Va ir užknisento, atvažiavau, nei vienos laisvos vietos aikštelį nėra. Tai kaip nueiti sportuoti? Važiuoti į kitą sporto klubą. Užtruksiu be važiuodama 15 minučių papildomą. Čia laukti, kada kas išeis. Irgi neaišku, kada kas išeis. Bet tas man labai nepatinka. Čia sportuoti per Kunkėmio Lemon Gym, nes čia būna su aikštelė atvažiuoju, 9 ryto atvažiavau, taip tipo. Kaip gerai yra, palaukiu keletą minučių ir kažkokia moterėlė išvažiavo su Lexusu. Myliu tave, moteryt, myliu, ačiū. Ką papytės, aš jau po darbo galvojau pasifilmuosiu jums čia darbe, ką nors, ką aš ten įdomiai dirbu, bet ten viskas juda krūta taip greitai pas mane, kad aš nespėjau nei jokio telefono paimti į rankas. Šiandien Ingos dėka, meistrės Ingos dėka papietavau per 5 minutės, jeigu ne jinai, tai nes pavadavo mane šiek tiek. Jo, kažkaip taip viskas labai, vat klientės viena po kitos, bet netgi jeigu yra 10 minučių tarpelis, tai mes per tą laiką dezinfekuojamės ir gaunasi, kad to laiko nesigauna nieko. Dabar važiuoju pasiimti siuntos ir išsiųsti siuntą. Ką aš siunčiu keratiną savo buvusiems mokiniams, tai labai džiugu, kad po Lietuvą keliauja mano mokinės ir dirba ir gyvena kitose miestuose ir užsisako iš manęs keratino, tai va, aš jom, reiškia, siunčiu. Reikia man čia pravažiuoti kelią, labai eismas toksai intensyvus. Tai va, tai vieną atsiimti, kitą išsiųsti. Ką dar noriu jums čia papliotkinti, kad reikia pradėti galvoti apie naujuosius metus, reikia pradėti galvoti apie pamiršau šaliką darbe, apie šventės, šventimus ir panašiai. Dabar susimaščiau, kad bus mano kolegės gimtadienis, reikia ką nors tokio faino sugalvoti. Kau į Lidl trūksta šio bei to, žodžiu, iš maisto ir pamačiau va tokią sukriaušę trauktinę, pažiūrėkit, kaip įdomiai atrodo, kažkoks nematytas produktas, sakau, šventėms, kam nors galima, bet gan stiprų, 30 laipsnių. Ką čia prie šaldytuvų pavaikščiosiu, pažiūrėsiu, ko čia gero turi ir viso, nors neįsiu nieko, žiūrėt prie šaldytuvų pusfabrikačių, nes tai nevalgoma, o ne? Pupytės mano. Labas, pupytė. Labas, su Halloweeninė suknelė išsitraukė. Ir va, kaip papuošė šitą dėdę. Taip? Papuošė dėdę. Gražiai papuošiai? Nenugriusi tu čia? Tu. To išgriusi, man atrodo. Ką, grįžau namo, užsidėjau prijuostę ir dabar galvoju, pagaminsiu tokių kaip vrapų. Taip, dukrytė? Tu irgi namuose? Šaunu. Estela irgi namuose, jeigu ką, muzytė, va čia siautėja su Halloweeno suknelė. Taip? Dukra, taip nereikia čia šokinėti kamerą, kad kelnaitės matytųsi. Taigi dama nerodo kelnaičių savo, nekelia sijonų. Nematau. Nu tai va, nematai, o tave tai mato.
Gerai, dabar aš pakalbėsiu, galima? Gerai. Tai va, tai nusprendžiau pagaminti tokių rolų, nupirkau pilno grūdo tortilę, Lidle. Jinai dar pigesnė negu praeitos tortilijos, irgi pilno grūdo. Ir palyginau kainą ir dydis tas pats, ir kiekis tas pats, ir svoris tas pats, galvoju, kokio velnio aš mokėsiu brangiau, pigesnė pasėmiau, va čia 6 lakštai. Ir su kuo aš gaminsiu? Varškę aš sublenderuosiu su kiaušiniais, dar ten įdėsiu sūrio, gal tarkuoto kažkokią, kokį rasiu. Ir ten įdėsiu gal kokį, atsiprašau. Iš pradžių sakė saldainio, po to agurko. Duosiu agurko. Meistrai Inga šiandien man atvežė tokių skanių agurkelių pomidoriukų. Na, žodžiu, nedakalbėjau, kad ten svogūnų laiškus priklausytų įdėti. Krapų galima įdėti į tą varškės masę. Na, žodžiu, aš kai pagaminsiu, tai jums parodysiu. Einu, paskirsiu kokių agurkėlių atvežė ir kiaušinių. Agurkė, pažiūrėkit, iš mamytės meistrė Inga. Na tai, buvo, nebuvo, atidarom. Atidarom, ragausim. Ateisi, dukrytė? Dar man 10 kaimiškų kiaušinių atvežė. Gal ten ne 10, kažkokia labai ilga. Kiaušinių dėklas ilgas. Nu kaip čia dabar pačiai būnant namuose atidaryti, kai vyriškos rankos nėra. O, paėjo mano, turbūt. Na ką, ragausi agurką? Kokios skanus. Reikia papjausti dukrai. Šiaip tu nevalgys. Kaip skanu. Žodžiu, pasaka. Čia biškai keletą pomidorų reikia išimti, kad pasiekti agurką. Na ir kaip tas agurkas? Geras. Geras agurkas. Mėgstu visus kaimiškus dalykus tokius. Ne ta žodis. Taip ragausim pomidoriuką. Dangiška. Tik aš skurelį visą laiką išmetu, bet labai skanu. Ką čia valgai? Skanu? Kiaušinių, žiūrėkit, čia visų 12, kaip taip gali būti? Taip, tai dėsiu į čia būtinai kiaušinukus iš kaimo. Jie būna tokių geltonų trinių, kaip dievinu kaimiškus kiaušinius. Žodžiu, gaminu toliau. Na ką, vėl pasikūriau savo Aeno grilių ir įdėjau čia tuos mano suktinukus. Ir griliuje viskas atrodo štai taip. Manau, kad jau užteks čia kepint ir ragausime. Jeigu ką, dėčiau į orkaitę. Arba tiesiog galima gabaliukais pjaustyti ir dėti ant, žodžiu, keptuvės. Žiūrėsim, kaip čia kas. Nors dar karštą, parakavau. Gan skanu, jaučiasi man krapiukai mano. Gal druskos, galėtų būti daugiau, bet man visur trūksta druskos visada. Jau po tokio pavidalo vaizdas. Čia su
šito reikia plauti, dukrytė, čia yra indų plovyklis. O, nestiko. Čia yra indų plovyklis. Nestiko. Jisai putoja. O čia muilas paprastas. Va, taip. O kodėl tu nejuokauji? Nu, aš didelė, aš nejuokauju. Tu didelė, dėl to nejuokauji? Ne. Dar spėjau pagaminti karamelizuotų burokėlių. Aš juos apkepiau su medum ir ruduoju cukrumi tiesiog orkaitei. Uždėjau kepintų, nu kas čia. Čia yra, nu vat, sūris. Ir aš. O brolis miega ten grįžęs po futbolo, tikiuosi nesusirgo. Tai užeina jo gaminimo įkvėpimas. Tai užeina. Liko sūrio, saulėgrąžų, tai galvoju pagaminsiu dar mišrainę. Kažkaip nebyra mano pupelės. Va, atrodo taip, man labai patinka brokoliai pastaruoju metu. Tiesiog žali brokoliai, bet kokioj mišrainiai labai skanu. Broli lovą ir eisim plius. Labas, Anytė, eik į lovą miegoti, gerai? Einam, aš taip palydėsiu. Gerai? Einam, patyk. Oh my god, paruošiau 4 patiekalus. Aš, kai užsikabliuoju, tai mažiau nemoku. Dabar atėjau į miegamąjį, galvoju, viskas, jau basta, kojytės nepastovi, nes darbe visą dieną ant kojų stovėjau ir dabar prie puodų visą dieną. Tai reikia dar nusiprausti ir tada suredaguoti jums šitą vlogmas kažkokiu būdu. Nežinau, nuo ko čia pradėti. Norisi pagulėti visų pirma. Bet įtariu, į kadrą jau negrįšiu. Tai iki rytojaus, iki sekančių vlogų.